Sveiki visi su jumis Lietuvos ūkininkas, ką šiandien video. Šalta, rankom šalta, žiemužėlį, gruodžio 5. Tai jo, filmavau su laikytuvu, biškį sulūžo mano laikytuvas. Tai šiandien eisim biškį tvarkyti ten garažiuką mano, tvartą ten, kur yra. Ne kloną, o tvartą. Ir dar dabar jūs tvarkyti laikytuvą, kad taip nedarytų biškį. Ir dar einu atsinešiu. Čia biškai reikia iki kambario man 2 varžtų ir tvartkės. Tai gerai, čia ant greičio, nes čia biškai reikėjo, vienam tokiam žmogui reikia, tai čia ant greičio. Šito ir 2 mažų varžtelių. Čia už video nieko nedarau, kai kam papasakosiu, tiksliai gal aš užmiršau, nieko. Tuo šitą. Vieną turim varžtą, burnan dedam. Nu tu kurva tai. Matai, nesugravalioja, ble. Va. Yra bus, kaip sakoma, dabar pasijungiam savo švieselę, kad būtų šviesiau. Kai esu dokumas įsikrovęs. Gerai. Negerai. Gerai. Tuoj grįžtu, nešu atsuktu tvartkę su raštais, tai tuoj grįšiu. Jo, grįžau, tai ką? Čia viską palieku. Laikytuvu netvarkysiu, nes nerandu šito komoto, ką čia jo. Tai turim greblį, eisimas kažkaip taip papasakosiu, einam. Tai ką ten patį darysiu, tai visą mes jį sustvarkysim, atsirestauruosim. Tai šį video ten viską gražiai turim išgreboti, nes visus tus šūdus išvežti. Tada ten įsipilsim gražų smėliuką visą. Tada po smėliuko paliksim, tada tvarkysim langus, bandysim atsirestauruoti savo garažą. Tada padarysim spintelių, visko prisidėsim, lentynėlių, atvesim šviesą, padarysim viską, tai čia bus mano garažas. Kad nereiktų man nieko tvarkyti, dabar žiemą stumkis viską į ten, kas dabar man užėjo. Gerai, kad nereikėtų man per žiemą stumtis ten tikrai įvažiuotis iki ten, tai mes viską darysime šitą mano garažiukį, blemba, eilinį kartą tamsu viduj. Tai eik tu, aišku, nieko nematysit. Nu gal tai šiandien viską mes gražiai įsigrebosim, įsivalysim, sutvarkysim. Paskui kitą video pilsim į smėlį. Aš ne visą imsiu, tai per pusę, tik čia per pusę imsiu. Jo, tada padarysim sienas, gal darysim, nežinau. Arba visą bendrai reiks išvalyti. Tai viską dėsiu savo priekabikę. Ir jo, ir vešiu pilisiu, tada reikės langus kitą video susidėti. Sustarkyti būtina iš tos duris visas, čia uždėta pačio viską sustarkyti. Langus. Ir tada viską čia sakau, gražiai smėliukų išpilt. Ir jo, nu tai ką. Aišku, aš dabar sustabdysiu video. Yra taip dabar kara čia. Biškį gal čia jūs reikia nuleisti. Stovas nusileidžiam. Ai, tokie bet stovai kinėti iš kitai. Ui. Good. Tai čia pasidedam dabar, tai jau, sustrakau čia viską, savo stovą visą kitą. Все, хорошо, stovas taisytas, tvarkytas. Tai jo. Tai ką dabar? Paimsiu greblį, viską, taip išgrebosiu ir viską susirinksiu į savo priekabutę ir paskui priekabutę vešiu ten kažkur nachui kitur. Ir dabar reikėtų ratį įsistumti toliau, nes čia biškį buvau įsistumęs, iš čia man reikėjo biškį. Blemba, nežinau kaip dėl šito matot. Nežinau man kaip čia laikys, bet tikiuosi, kad laikys. Čia reikia tikriausiai dėti varžtus ir paskui veršlėm gražiai viską paėmus susukyt. Tai jo, tai dabar stumiam šitą keturatį atgal. Ir dabar biškį priekį, dabar tai atgal.
točką dedam. Tai jo. Čia irgi biškai pasidedam viską. Tai jo, ką? Dabar imsiu viską tiesiog. Reikia tvarkyt. Palauk, biškai atsinešiu plokštę. Tai jo, tai gal susitiksim. Kai būsiu čia biškai apšalęs, aptvarkęs, nes jums bus neįdomu, kaip aš čia dabar filmuoju, kaip čia kažką darau, tai jo. Tai čia grebosiu, kraušiu ir aš šitą susitiksim ir biškai būsiu pabaigęs. Tai va, čia tokią gruopą pasidariau, čia nachui. Tai šiandien ir užteks. Tai dabar išvežiu vieną točką. Visus šitų šiandien išvežam va. Šitus visus šiandien išvežam tą visą krūvą ir baigsim darbus, nes jau temsta. O pas mane elektros dar pakol kas net gerai. Vežam. Pirmą točkę. Nu ką, antra pakrauta. Pakrauau antrą. Žiauriai gerai. Tai ką, o Jėzu, biškį pargau jau. Vežam antrą. Jo, vežam. Nu va, trečias. Tai prašau. Tai dabar jau. Paskutinis dabar biškį tokį dalyką atversim vieną, iš ten patrauksim. Ir part vienas bus baigtas. Nu va tą va gaidį va tą atversim. Numesim kitą šoną. Ką aš iš šito darysiu, iš šito medinio, tai nežinau. Gal kokią sienai aš jį paliksiu šitą gaidį. Čia buvo padėtas, tai gal aš jį sieną paliksiu. Bet nežinau, nei jis man reikalingas, nei ką. Nu, bet sienai, aišku, gerai, nes galiu daryti sieną iki pusiai. Bet darbas labai tamsus, dėl to reikia visą elektrą, visą kitą. Arba valyti, visą valyti. Nu, nežinau, bet dabar ten reiks išvalyti kampę, bet dabar aš jį atversim dabar mes jį. Oi, nu, savo kiek sveria. Nu, žinokit, šitas dalykas kokia 3-5 kilus sveria, tai drąsiai. Tai, oi. Tai mes dabar dedam prie čia. Jop, tvai man biškį lūžo kampas. Tai nieko, daugiau malkų bus. Iš ten viską išvalysim. Blemba, kad neužsimest ant ilgos galvos. Ai, šik. Karačiai. Čia mes jį paliekam. Jo. Dabar dar biškį čia pagrebosim. Greitai. Gali, ai, na, aš čia blemba kurmerosis. Tai biškį čia pagrebosim. Tos plokštės blemba, kaip jos mane užpisa. Va, plokštė, po plokštės. Dar viena plokštė. Po tos plokštės dar viena plokštė. Nu tu blemba tai. Va. Plokštė po plokštė, ką galiu pasakyti. Nieko, pabiški atsirestauruosim šitą tvartuką ir bus mūsų garažiukas, va taip va. O, blemba, normali žemė pagaliau auktų, na. Čia pilsim smėlį, viską lygysim. Nežinau, dabar viskas eina taip va. Tai gerai. Dar čia biškį pagrebuojam. Va. Turėsim gerą garažą. Va. Nu blemba, šitos bledės plokštės kurva. Nes reiks sukūrent, bet irgi nėra laiko. Turim ką kūrent ir be plokščių. Gerai. Snaglys iki kelių kaip visada. Gerai dedam čia. Nu ką, vežam
tačką. Kaip vežu aš, tai va pasėjimą viena ranka, kiek esu kietas. Ir stumiu, tai jo. Blemba. Jo. Tai aš išėm ir to grįšiu. Nu va dabar, man atrodo, vešim ketvirtą. Man atrodo, dabar vešim ketvirtą. Man atrodo, jau tikriausiai, kad vešim dabar ketvirtą. Pagal mane. Eina šikt. Vyrkas reikt. Nu bet pažiūrėk, vyrai. Žiauriai dabar eina, šiek tiek gerai žemė. Pilsim, lygysim. Nu ką, kraunam kitą. Sublemba tom plokšniu. Va, matot, kas čia darosi. Čia jau tų plokščių net nežinojant. Dabar išsitikam tas, tai kad čia ne šiupelį, kam dabar tom rankom, čia tingiu naką, čia nešta šiupelį, tai krausiu rankom dabar. Buvo kaip buvo. Taip va. Ir padedam. Kurva. Blemba tikrai galėjau atsinešti šiupelį. Atsinešė kurva. Žemė su šiaudais kokiais kitkom buvusiom, tai eina nafig čia. Čia vyrai mūrai. Darbo yra, nėra, bus. Bleda, į prieš nebiškį pirkta, bet nieko. Kitam video filmuosim, irgi čia kaip valom, aišku. Tai atsivešiu karutį jau. Normalesnė, kaip savo šitą mažiuką. Ir atsivešiu dar šiupelį. Nes jau tikrai reikia. Blečiu pagalys tėvo. Nu tai ką, ketvirtas, man atrodo, kad dabar ketvirtas. Tai vežam šiandien ketvirtą ir paskutinį. Ir šiandien mums užteks. Aš ir dabar šičiu taip. Aik tu nakui. Tai vat vyrai. Jo. Dar vieną vešim ir tikrai mums užteks. Pakankamai mums užteks. Nes jau laukia pakankamai tamsu, man irgi čia tvartė. Labai tamsu. Tai kitam video vėl. tą patį darysim. Nu gerai, užteks šiandien šito nevešim jau, nes užteks šiandien, užteks. Šito nevešim jau. Visą čia paliekam. Tai va, paskiau čia baigsim viską įsimėžti. Tvarkysim iš tą langą reik sutvarkyt. Uždėti pleverą arba stiklus sudėti ir šitą langą. Nes kai pilstalt žiemą, tai... Ir dar... Sužūžė. Ir dar ką tvarkysim šitas duris. Matot, va. Tai ką gręšim nafig. Ir darysim... Jei darysim, tai šitą nugręšim, įdėsim į galą. Tokį čia medinį turiu, aišku, nematysit. Dvigubai biškį iš tavo geresnį va. Tai dėsim kitą šieną dvigubai geresnę, kad nebūtų jokių tarpų nieko. Ir dar reik duris sutvarkyti, tai ką sutvarkysim durim, tai žiūrėkit. O tą viršų už ten sutvarkiau, man to pajudėjo, ne, man rodos. Tai ką, per šitą tai nieko nepripūsiu vėjo. Tada turiu tokį gerą spiną reik pasidaryti. Ir matot, čia apačio yra kiaura. O matot, gali koją prakišti visas cielas ten pėšių nupjaustęs. Tai bandysim dėti lentą iš šitos pusės, čia tokia džin, kad durys atsimuštų, atsiremtų ir mum blemba kurva vėjas nepripūstų, sniego nepripūstytų kaip visada. Nu tai va, tai tvarkysim, tikrai reiks daryti. Tai sakau, tvarkysim šitą sieną, tvarkysim visą, nes matot va. Kliuba kaip nežinau kas. Išlupsim, nugriausim, aišku, čia buvo kad durys, bet jų nėra. Čia kažkokia skydinė bus, aš nežinau. Tai šitą langą reiks užtvarkyti pavėlę, gal kitam video, ne kitam video, dar šitą šūdą visą išvalysim. Štai kas yra. Ir tikrai valysiu iki pusės, darysiu sienas, nes man taip geriau atsivesiu visą kitą elektrą ir taip toliau. Tai ką, ačiū žiūrėt, kad čia, ačiū, kad žiūrėt šį video. Nepamirškit laikyti, subscribeit. Jau paskui nebelinkai sutėmė, per kamerą šviesų, kaip visada. Tai jo,
Ačiū, kad palaikot ir sutiksim kitam video. Dabar nukelt šį video. Jis jau blemba 7 dienas, 8 dienas, kai nekėlęs. Ir šitas jau sutvarkytas. Tai ačiū už ačiū video, ačiū, kad mane palaikot. Ir ką sutiksim kitam video. Tai ačiū, kad paspaskit like ir subscribe. Čiau. Viso geriausio.